Sveiki visi! Šiandien norėčiau pakalbėti apie slėptuves, jų rūšis ir kam jos reikalingos. Slėptuvės gali būti pačios įvairiausios – šakos, kelmai, akmenys, molinės slėptuvės, kokosai ir net tie patys augalai. Jeigu manęs paklaustumėte, kokias rinktis, atsakyčiau, kad slėptuvių per daug nebūna. Kuo jų daugiau, tuo geriau. Ir dar geriau, jeigu jos yra skirtingos. Tada gyventojai gali rinktis. Pavyzdžiui, turiu 2 Etiopsis gabonensis krevetės vampyrės. Viena gyvena molinėje slėptuvėje, kita po kelmu. Tiesiog jos skirtingos. Slėptuvės akvariume nėra tik dekoracija. Jos ir saugumas, ir ramybė, ir jos reikalingos tam, kad tiesiog žuvytė turėtų kur atsitraukti, kai nori ramybės. Nes akvariumas, kad ir koks gražus būtų, vis tiek yra uždara erdvė. Gyventojai mato vieni kitus nuolat ir nėra kur pabėgti jiems kaip gamtoje. Todėl slėptuvės sumažina stresą, konfliktus ir netgi padeda išvengti nereikalingų dramos scenų. Pavyzdžiui, dažnai viena kita užvaikiusios žuvis nori pasislėpti. Ir jeigu nebūtų augalų ar kažkokių kitokių vietų, kur jos slepiasi, tiesiog būtų papildomai streso. Ir sako, o šita žuvis yra labai nedrąsi. Iš tikrųjų, slėptuvės yra ne tam, kad mes žuvytės kuo mažiau matytume, nes jos bus slėptuvėse, o atvirkščiai, kuo daugiau akvariume slėptuvių, to mes dažniau matome žuvis, kurios linkusios slėptis. Ir čia yra įdomiausia dalis. Slėptuvė nebūtinai reiškia, kad žuvis nori slėptis nuo mūsų. Dažniausiai slepiasi ne nuo žmogaus, o nuo kitų gyventojų. Kartais tiesiog nori pabūti viena, pailsėti, arba tiesiog jaustis užtikrintai. Ypač tai matosi, kai gyventojai keičia šarvus. Pavyzdžiui, krevetės, krabai ar odą. Nors aš nesakyčiau, kad krevetė turi odą, gal labiau šarvai, ypač apie mano kalbant gabonensis. Tokiu metu slėptuvė joms tampa kaip šarvuotas kambarys. Ten jos yra saugios, nepažeidžiamos. Ir dažnai ten praleidžia laiką tol, kol jų naujas drabužėlis sutvirtėja. Todėl aš ir sakau, slėptuvių per daug nebūna. O kuo jų daugiau, kuo daugiau pasirinkimų, tuo daugiau ramybės. O kuo daugiau ramybės, tuo gražesnis ir natūralesnis akvariumo gyvenimas. Slėptuvės juk nėra vienodos. Ir čia visas grožis. Viena slėptuvė suteikia šešėlį. Pavyzdžiui, kaip augalai, lotosai, kelmas, paviršiniai augalai, kita privatumo jausmą, kaip uždaras molinis urvelis, kur dažnai atsistrusai deda ikriukus ir susilaukia mažylių. Trečia tikra urva, kur net kaimynai tavęs nemato. Pavyzdžiui, kokosas. Šakos ir šaknis dažniausiai sukuria pusiau atviras slėptuves. Jos tinka tiems, kurie nori būti čia pat, bet saugiai, kaip po stogu. Be to, ant jų dažnai auga bioplėvelė, kurią mėgsta krevetės ir šamai. Kelmai ir didesni medžio gabalai jau rimtesnis variantas. Po jais atsiranda tamsesnė zona, šešėliai. Ir ten gyventojai dažnai susikuria savo bazę. Ypač pastebėsime dažnai, kad vienoje pusėje, kur šešėlis gyvena vienos žuvis, o kitoje, kur nuolat lempa šviesa, yra kitos žuvis. Tai šešėlį dažniausiai būna tos nedrąsesnės, baikštesnės žuvis, kurias jautriai reaguoja į ryškią šviesą. Kartais vien užtenka kelmo, kad akvariume pasikeistų visas elgesys. Sumažėja gaudynės, visi pasidalina zonas. Akmenys man patinka tuom, kad jie sukuria plyšius ir tunelius. Pavyzdžiui, mano gobė mėgsta įsikasti į gruntą. Ir reikia labai dažnai žiūrėti, kad akmenys būtų sustatyti taip, kad jie vienas ant kito neužgriūtų, nes taip gali žuvis ne tik susižeisti, bet būti užspausta. Net jei neturime specialių urvų, užtenka kelių akmenų. tam, kad galėtų žuvis
tiek ant jų gulėti, kaip pas mane mėgsta koridorai, tiek po jais pasislėpti. Ir gaunasi šiokios tokios slėptuvės. Tokios tipo slėptuvės labai patinka žuvims, kurios mėgsta kastis į gruntą. Kulilaučiai, stipodonai, sisiopterusai, žodžiu visokie gobiai, kurie panašus į kirminukus. Jie mėgsta kastis į gruntą ir tokios slėptuvės kaip akmenys ir panašiai joms yra pačios primtiniausios. Vamzdeliuose jos dažnai nebūna. Tai dažniau būna tokios slėptuvės, kurios gali įsirausti. Kokosas yra toks kaip universalus butas. Jį mėgsta visi – ir žuvis, ir šamai, ir krevetės. Pas mane jį labiausiai mėgsta amano krevetės. Ten dažniausiai gyvena keletas jų. Bet būna užeina į svečius ir nekviesti į svečiai pasislėpti. Botijos, koridorai, net ta pati Etiopsis gabonensis, pavyzdžiui, ta, kuri gyvena po kelmu, jeigu nekeičia savo drabužėlį, jinai būna ateina pagyventi į kokosą. Nes jis duoda tai, ko trūksta akvariume – tikrą uždarą urvą. Molinės slėptuvės – tai jau visai kita istorija. Jos yra labiau tikslinės. Jeigu gyventojas mėgsta urvelius, molis dažnai būna jam pats geriausias pasirinkimas. Ir tas jausmas, kai žinai, kad kažkas ten gyvena, net jeigu tu jo nematai, akvariumas atrodo gyvesnis. Augalai? Čia jau atskiras pasaulis. Tankus augalai yra slėptuvė. Neblogiau už kokosą. Kriptokorinos, valisnerijos, anubių krūmynai. Tai labai svarbu mailiui, mažom žuvims ar tiesiog tiems, kurie mėgsta būti minkštesnėje aplinkoje, o ne kažkur tai po kelmo ar akmenimis. Kartais užtenka vienos didelės krūvos augalų ir akvariume atsiranda ramybė. Ir dar vienas dalykas. Slėptuvės svarbios ne tik todėl, kad jos yra, bet ir kur jos yra, kaip jos išdėliotos. Nes jeigu visos slėptuvės vienoje vietoje, akvariume atsiranda VIP zona. Visiems reikia tos pačios slėptuvės, prasideda muštynės ir vietoj to, kad būtų ramybė, gaunasi chaosas. Stipresni ar drąsesni gyventojai ją tiesiog užima, o kiti lieka kaip be namų. Lygiai taip pat kaip ir mano ta krevetė vampyrė, kuri turi užėmusi ancistruso urvelį, kurių žuvų aš dabar jau nebeturiu, bet šita slėptuvė labai reikalinga ir lorikarijai. Ir jinai visada bando ją perimti, bet šiek tiek pasikovojus nusileidžia, nes Etiopijos jinai niekaip neišvys iš tenais. Todėl man patinka slėptuvės dėlioti taip, kad jos būtų išmėtytos per visą akvariumą. Vienos arčiau stiklo, kitos gale, kokosą aš mėgstu dėti arčiau galinės sienelės, viena tamsesnė zona, pavyzdžiui, kairėje pas mane, kur kelmas, ten daugiau šešėlio. Ten sudedu netgi tokias slėptuves iš molio, kur taip pat gali žuvis pasislėpti, akmens slėptuvės yra pramėtytos per visą akvariumą perimetrą. Kad kiekvienas turėtų savo variantą, kiekvienas galėtų išsirinkti, kur jisai norėtų būti, nes pas mane labai nemažai yra dugninių gyventojų ir mano tikslas yra sukurti kuo natūralesnį ir kuo jaukesnį gyvenimą jiems tenais. Labai geras principas yra akvariume slėptuvė plus vizualus barjeras. Pavyzdžiui, šaka, šalia kelmas ar augalų krūva tarp teritorijų. Ta prasme, pas mane yra kriptokorinos ir tarp kriptokorino krūmelių yra išdėliotos molinės slėptuvės. Gyventojai vienas kitų nemato, įtampa mažėja, nėra tokio akių kontakto visą dieną, mažiau trinties. Dar vienas triukas – slėptuvės turi būti skirtingo dydžio ir skirtingų įėjimų. Ne tik maži urveliai, bet ir didesnės ertmės. Nes vienam reikia įlysti į tunelį, o kitam užtenka tiesiog pabūti po stogu. Aišku, dydis yra skirtingas ne tik tai dėl skirtingų poreikių, bet taip pat ir dėl skirtingų žuvies dydžių, nes vienos būna mažesnės, kitos didesnės. O jeigu akvariume yra daugiau gyventojų, aš visada sakau paprastai. Slėptuvių turi būti daugiau, negu atrodo, kad reikia, nes tada gyventojas turi savo atsitraukimo tašką.
Ir konfliktai, kurie atrodo kaip charakteris, dažnai būna tik todėl, kad nėra kur pasitraukti. Taigi, grįžtame prie tų pačių slėptuvių. Ne visos slėptuvės iš parduotuvės yra vienodai geros. Man asmeniškai moliniai urveliai yra vienas natūraliausių pasirinkimų. Nedažyti, o natūralios molio spalvos. Molis yra neutralus, neslysta, neblizga, atrodo kaip tikras urvas. Žuvims tai suprantama kalba. Čia yra vieta, kur saugu. Čia ne apie grožį. Ir kai jos gyvena urveliuose, tu matai natūralų jų elgesį, o ne stresą. Bet yra ir kita pusė. Visos tos kaukolės, pilys, dažytos dekoracijos, kaip ir dažytas gruntas. Jos gali atrodyti efektingai, čia skonio reikalas, bet aš su jomis elgčiausi atsargiai. Nes dažytos dekoracijos dažnai būna iš neaiškaus plastiko ar kažkokio tai ale keramikos išlydymo, ar nežinau kaip jos yra padarytos, su kvapu, su dažais, kurių tu net nežinai. Ir kartais jos gali leisti į vandenį kenksmingus dalykus, kurių akvariumui nereikia, ir taip prasidėti akvariume ligos tokios, kur net nežinosi, kas ir prie ko, kol nepradės žuvis kristi. Kitas momentas, jos dažnai būna aštrių briaunų. Žuvis šamais, krevetės, lenda į vidų, išlenda lauk. Ir jeigu ten yra toks kampas ar šerpetojimas, lengva susižaloti. Dažnai būna susižaloja tokios žuvis kaip gaidelinės, jos turi ilgus pelekus, būna susižaloja ir kitos. O paskui atsiranda visokie užsikrėtimai, bakterinės ligos ant žuvų ir visa tai pradeda plisti, kol galiausiai žuvis tiesiog krenta. Dar vienas pavojus, apie kurį daug kas nutyli, tai yra įstrigimas. Ypač visose kaukolėse, pilyse, paskendusiuose laivuose, dekoracijose su skylėmis, kurios yra gražios žmogui, bet tikrai nepatogios žuviai. Gyventojos įlenda į vidų, o atgal jau ne visada išeina. Kartais užstringa kūnas, kartais pelekai, o kartais tiesiog įstringa panikoj. O kai žuvis įstringa ir niekas nepastebi, tai dažniausiai baigėsi labai liūdnai. Todėl visada reikia rinktis tokias slėptuves su saugiais įėjimais, be aštrių briaunų, be keistų siaurėjančių skylių, be spąstų. Slėptuvė turi būti namai, o ne rizika. O jeigu kyla mintis, o jeigu įstrigs, vadinasi, gali įstrigti, žuvis juk auga. Jeigu nusiperki mažą žuvį, tai nereiškia, kad ji tokia visada ir bus. Ir jeigu jinai įtelpa pro tą slėptuvę ir neužstringa būdama maža, kas bus po pusės metų ir vėliau? Tai va, todėl aš visada sakau, slėptuvės akvariume yra būtinybė, o ne priedas. Jos sukuria ramybę, saugumą ir leidžia gyventojams elgtis taip, kaip jie elgtųsi gamtoje. Ir kuo daugiau slėptuvių, tuo mažiau streso. Kuo jos įvairesnės, tuo daugiau pasirinkimo. O kai yra pasirinkimas, akvariumas gyvena visai kitų ritmų. Todėl, renkantis slėptuves, man svarbiausia ne tai, kad jos būtų gražios žmogui, o kad būtų saugu gyventojams. Slėptuvė turi būti namai, o ne spąstai. Ačiū už dėmesį.